Lygios! Ramiai! Eiliniai kariai! Kokią velniavą jūs save užsiimat? Vykdom operaciją, draug seržante, Kokia dar operacija? Lyčių keitimo, keičiam lytį. Kas jūs primokino vykdyti tokias nesąmoningas operacijas? Mes sužinojom, draug seržante, kad kai kurie mūsų Respublikos piliečiai, nenorėdami tarnaut armijai, keičia lytį. Ir jiems nereikia tarnaut armijai. Bet Anglijoje, kadangi operacijos yra lyties pakeitimo labai brangios, mes keičiam Lietuvoje. Ką Lietuvoj? Keičiam lytis. Einam, Ilgas, nebėra laiko. Einam. Eiliniai debilai, stoti rikiuotę! Aš jums ne tik lytis, aš jums išvaizdas tuoj pakeisiu. Eilinis Ilgas greitai tapsi storu, o storas tapsi Ilgu. Debilai! Eilinį Ilgas, ko tu buvai prieš kariuomenę? Nevykėlis, draug seržante. O eilinis storas? Išdykėlis. Dabar nusprendėt tapti škrypeliais, debilai! Ar jūs žinot, kad pagal naują Lietuvos armijos statutą už kario vardo diskreditavimą jums grėsia 10 parų arešto? Ar žinot? Bet jeigu šitai, draug seržante, tai mes tada bėgam į Angliją ir prašom ten politinio prieglobsčio. Už mūsų pažiūrų negerbimą. Aš jums pabėgsiu, aš jums pagerbsiu pažiūras. Eiliniai debilai, ar žinot, kad be jūsų ten, tokių kaip jūs ten, prašytojų į mėnesį po 118 atsiranda. Aš jums padarysiu Angliją, prie Anglių krūvos padarysiu Angliją. O dabar eilinis storas lyčių pakeitimas šitoj pakrantės pusėj, o tau eilinį Ilgas keisi lytį senoj pakrantės pusėj. Supratot? Tai va, danguolė, prisidirbom. Nesibark, Jevita.